Na, man nelengva kalbėti apie savo tėvą, nesinori atrodyti labai moterišku ir labai sentimentaliu. Man yra daugiau negu treneris, kažkam jis buvo treneris, kažkam jis buvo bičiulis, kažkam jis buvo pedagogas, dėstytojas, man jis buvo tėvas. Tarp kitko buvo ir treneris mano, ir pedagogas buvo mano. Pasakysiu jums tiek, kad jo sentencijas aš naudoju šiandieną bendraudamas su savo studentais. Tos vertybės, kuris man bandė įskiepyti, tikiuosi, kad įskiepijo, bent aš jau stengiausi jas perimti. Stengiausi tos pačius, reiškia, asmenybės bruožus, žmogiškas vertybės perduoti savo vaikams, tikiuosi, kad perdaviau. Ir jaučiuosi Dievui labai skolingas ir dėkingas. Tik tai gražiausi ir šviesiausi atsiminimai. Šis žmogus paliko, manau, didelį įspūdį, didelę reikšmę, sakysim, tiek. Ir mano gyvenime esu iš tų laimingųjų tarpų, kuriam teko susidurti su juo. Ir tas susidūrimas įvyko čia, LSU, tuometiniam Kūno kultūros institute. Ir kada įstojau, jisai dėstytojavo ir specialybės kursą vedė. Tai ne tik tai, kad specialybės dalykų, bet, sakysim, bendrų gyvenimo ir disciplinų tokių. Nes gavau ir pylos įstojęs ir kaip čia, ne tai, kad per laisvai maniau, bet daugiau galvoju, kad ypač tai jau čia specialybė, tai pirmas, aš pradėjau nuo specialybės, toks momentas buvo, kad aš atsinešiau knygelę, įskaitų, pradėdamas ją nuo specialybės parašo. Ir aš atsakiau gerai, bet kada jis pamatė, kad tai yra pirma įskaita, jis mane subarė, sako, čia turi būti paskutinė, tu turi, vienu žodžiu, sudrausmino. Labai vertino darbą, darbštumą ir kada matydavau, kad mes ateinam pildomai kažką tai daryti, tai jam labai patiko ir sakau, reiklus, galima pasakyti, kaip antras tėvas, gal taip, toks įspūdis, tokie prisiminimai šilti ir kartu, kaip pasakyti, tam tikrų reikiamų momentų davė reikiamus patarimus ir kryptis Maronio. Be jokios abejonės mes stengiamės pakviesti pačius jo artimiausius, mėgstamiausius, mylimiausius žmonės, tos žmonės, kurie su juo artimiausiai bendravo. Ir mano tėvas aplamai buvo kompanijos žmogus, jisai mėgo būti kompanijos centre, turėjo puikų humoro jausmą, puikiai dainavo ir jam gera kompanija buvo, jis tikrai labai tai mėgo ir šiandieną būtų labai laimingas, matydamas šios veidus atėjusius jį pagerbti. Kokie gali būti atsiminimai? Patys geriausi, tik tai geriausi. Prisimenu, aš dar dubleriuose buvau ir pasikvietė į pagrindinės komandos treniruotę ir kas pirmoje eilėje nustebino, tai žinojimas, ko iš tavęs nori, ką nori padaryti. Ir būdavo labai viskas aišku, ką tu darysi, kaip turi padaryti ir kad visą laiką reikia stengtis iš paskutinių jėgų, kad viskas gautųsi gerai. Paskiau dar, kai buvau studentas, turėjau atlikti praktiką ir reikėjo pravesti treniruotę, taip. Ir aišku, žinot, kada nesi nepratęs, tu susiplanuoji ir atrodo, kad taip viskas ir vyks. Ir tu baigi tą pratimą ir tau lieka kokią minutę laiko iki kito. Ir aš taip iš pradžių liktai pasimečiau ir žiūriu, stebi mane. Ir aš taip sugalvojau. Tai vieną kartą sugalvojau per pertraukėlę metimus duoti, kitą kartą kažkokius atspaudimus, paskiau pasus padaryti. Ir po treniruotės pasakė, sako, matau, kad buvo pertraukėlės tarp tų pratimų, bet, sako, labai gerai išėjai, susigalvojai, kad tas atkarpas užpildyti specialiais pratimais. Tai tą žmogų prisimenu labai gerai, žinau ir pats pajaučiau, kad yra reiklus, kad atliktum viską, ko reikia, bet tuo pačiu buvo žmogiškas, visą laiką galėjai pasakyti, pavyzdžiui, kad ko nesupranti, tai paaiškindavo visada. Jisai yra daug kartų kartuojęs vieną frazę,
kad jeigu tu dirbi aukodamasis, jeigu tu treniruojies aukodamasis, jeigu gyveni aukodamasis, tai rezultatas negali neateiti. Tai aš manau, kad mums reikia apsišarvuoti kantrybę ir kad tie medaliai pas mus grįš, aš net neabejoju, nes mes esam krepšinio šalis, mūsų jaunimas myli krepšinį ir aš net neabejoju, kad medaliai grįš.